Labas rytas visiems, kuriuos matau gyvai ir labas rytas visiems, kurie mato mane internetinėje erdvėje. Tai klausimas, ar gyventojai plačiau atvers piniginės kitais metais? Paklausiu jūsų, kaip manot, ar jūs patys kitais metais daugiau išlaidausit? Pakelkit rankas, kas daugiau išlaidaus? Pusė žmonių, ne? Aš nekėliau, aš irgi tikiuosi daugiau išlaidauti. Nes manau, kad prielaidų galvoti, kad turėtų daugiau išlaidauti gyventojai, yra nemažai. Ir yra daugiau tų prielaidų, negu galvoti, kad žmonės daugiau taupys. Tai vat mano prezentacija bus ta kelionė per prielaidas, kurios gali padėti augti vartojimui arba kurios gali stabdyti vartojimą. Pradėkim nuo faktinės padėties, tai yra kaip sekasi šiemet ekonomikai. Ir turbūt skaitot viešą erdvę, žiniasklaidą, kur taip, ekonomistai giria mūsų šalies ekonomiką ir aš pats esu maloniai nustebęs, kad šiais metais mūsų ekonomika auga stipriau negu tikėjomės. Realus BVP per pirmą pusmetį yra padidėjęs 2,4%, lyginant su pernai metais pirmo pusmečiu. Ir kas yra mums smagu, kad Lietuvos ekonomika auga gerokai sparčiau negu Latvijos ar Estijos. Taip, jau 2 metai esam lyderiai. Aišku, turbūt gal ir jūs sulaukat klausimų, kas darosi toj Lietuvoje, kodėl čia situacija yra gerokai geresnė negu kitose Baltijos šalyse. Ir aišku, ypač su Estija, nes Estijos ekonomika yra recesijoje ir matot, per metus yra susitraukusi netiek ir mažai. Kodėl augam? Matot, namų ūkių išlaidos. Čia, aišku, yra atmetus infliacija. Realus namų ūkių vartojimas. Tai eurais minus infliacija. 2,8%, realus vartojimas tiek yra padidėjęs. Čia kalbant tiek apie prekes ir paslaugas. Kai Latvijoje mažas augimas, Estijoje yra nuosmukis. Tai vat vienas iš atsakymų yra tai, kad mes vartojam ir mes tą ekonomiką judinam į priekį. Eksportas irgi čia gal kažkiek yra pasislėpę, tas gerumas, atrodytų -4% eksportas yra sumažėjęs daug, taip, bet daugiausiai yra sumažėjęs reeksportas. Tai yra, ką mes ypač praeitais metais reeksportavom į Centrinę Aziją, į Rusiją, Baltarusiją, šiais metais yra labai stipriai sumažėję. Tai čia to labai, kaip sakyti, pervertinti nereikia, jeigu imsim tik lietuviškas prekes, paskutinių mėnesių duomenys vėlgi pakankamai džiugina, mūsų pramonė iš esmės augant yra pastaraisiais mėnesiais. Tai vat irgi iš to eksportuojančio sektoriaus naujienos nėra labai prastos. Ko tikimės kitais metais, taip, 25 metais, jeigu einant bendrai apie ekonomiką, tai tikimės, kad turėsim tą augimą šiek tiek spartesnį lyginant su šiais metais. Šiais metais tikimės to realaus augimo 2,4%. Aišku, verslui dažniausiai yra svarbu, kiek augs viskas eurais. Tai vat, žiūrėkite tą bendrą eilutę, realus plus kainos. Tai jeigu šiais metais šiek tiek virš 5%, mūsų ekonomika eurais padidės, galvojam kitais metais irgi 5-6%, tais eurais turėtumėm augti. Nes vis tiek nuo BVP to augimo eurais labai galima atsispirti, kiek augs mažmeninė prekyba, kiek augs atlyginimai, kiek augs vartojimas. Tai sakyčiau, vėl tas skaičius 5-6% eurais, manom, jis yra realus kitais metais ir tas turėtų būti kaip bazė prognozuojant kitus metus. Galvojam, tikimės, kad ir Latvijos ir Estijos ekonomika kitais metais pajudės į viršų labiau, kad vis tiek tas infliacija, manom, bus vis tiek istoriškai vidutinė, mažesnė negu augs pajamos. Tikėkimės, kad ir Estijos ir Latvijos vartojimas stipriau atsigaus, plus vėlgi darom prielaidą, kad ir eksportas jisai bus stipresnis. Vėlgi turim prielaidas ir dėl mūsų pagrindinių eksporto rinkų tendencijų. Galvojam, kad šiaurės šalys irgi, Švedija, Suomija, šiuo metu dugną yra pasiekusios. Ir kas labai visiems manom gelbės, vėliau pakalbėsiu, palūkanų normos. Vakare, nežinau ar girdėjot, tikrai labai geros žinios iš JAV. JAV centrinis bankas vakar sumažino pirmą kartą šiame cikle palūkanas per 50 bazinių punktų. Taip kad jau didžiausios pasaulio ekonomikos
irgi centrinis bankas mažina palūkanas. Tai visas pasaulis juda jau link mažesnių palūkanų. Aišku, būtų galima bijotis, kad gal tai yra ženklas, kad centrinis bankas mato blogus labai laikus. Bet vėlgi, manom, kad tai nėra tas atvejis. Tiesiog jie stengiasi gražiai išvesti ekonomiką, kad tos recesijos būtų išvengta. Kalbėsiu dar apie mokestinius sprendimus, kurie Estijoje daro ypač neigiamą įtaką, mažina ir gyventojų nuotaikas, lūkesčius ir paima iš žmonių kišenių pinigus. Bet apie tai vėliau. Bet žiūrint į kitus metus, bendrai ekonomikos vaizdas, galim turėti kitais metais šiek tiek spartesnį augimą Lietuvoje. Ir atsakymas, kodėl mes šiais metais daugiau išlaidavom, yra todėl, kad mūsų perkamoji galia atsigavo. Kalbu vidutiniškai, taip, nes vienam mažiau, kitam gal neatsigavo, bet kai sugreguojam visą Lietuvą, turim atsigaunančią perkamąją galią. Tai čia yra grafikas darbo užmokesčio pokytis minus infliacija. Jau esam viršyje tą lygį, kuris buvo prieš energetinių kainų krizę arba prieš karą Ukrainoje. Taip. Latvija beveik ten yra pagal perkamąją galę. Matot, estai liūdniau atrodo. Ir tai pakankamai koreliuoja su vartojimu. Taip, jeigu žmogaus perkamoji galia atsigavo, jeigu jis daugiau netaupė, tai nuėjo į vartojimą. Ir galvojam, kad kitais metais yra prielaidos perkamai galiai augti. Ir jeigu po metų vėl susitiksim, labai noriu tikėti, kad tie grafikai bus dar šiek tiek palipę į viršų ir perkamoji galia bus padidėjusi. Palūkanų normos, sakyčiau, yra vienas iš pagrindinių labai akivaizdžių šaltinių, iš kur bus daugiau pinigų. Nes jau dabar palūkanų normos yra pajudėjusios žemyn nuo piko, nes pikas buvo prieš metus. Kai dariau prezentaciją, taip, buvo rugsėjo pabaiga, tada ir buvo palūkanų normų pikas, kai Euriboras buvo 6 mėnesių buvo 4,1%, 3 mėnesių buvo apie 4%. Dabar matot, jau 6 mėnesių Euriboras žemiau 3,3%, 3 mėnesių Euriboras 3,5%, netgi ir mažiau. Tai vėlgi, kaip paimsiu pavyzdį, jeigu jūsų būsto paskola yra 600 eurų, buvo prieš metus mėnesinė įmoka, tai šiai minutiai sumažėjusi Euriborų, jinai kito iki 540-550. Tai 50 eurų jau jūsų kišenėje yra daugiau. Žiūrint į priekį, trajektorija labai aiški. Palūkanų normos yra mažėjančios ir jos labai tikėtina toliau kitais metais mažės. Taip? Ir prie to 50 eurų šiais metais mažiau išleistų palūkanoms prisidės dar 50 eurų papildomų jūsų galimybių išlaidauti, nes palūkanų normos turėtų mažėti. Mums, aišku, aktualiausias yra Euriboras, kurį lemia lūkesčiai, kaip bus su Europos centrinio banko palūkanom. Nenustebinsiu, bet visi galvojam, kad kitais metais judėsim link 2%. Taip, jeigu dabar 3 virš 3, judėsim žemyn. Labai tikėtina ir čia yra tiek jums, kaip galvojant apie gyventojų perkamąją galią, kaip pačių, kurie esat pasiskolinę savo verslui, čia tikėtina, žinios bus neblogos. Kas padeda mums irgi, kad jau ta tendencija daug metų, bet mūsų gyventojų lūkesčiai yra geri. Taip, dažnai naudojamas tas vartotojų pasitikėjimo indeksas. Vienas iš šio klausimų yra, kaip manote, čia kas mėnesį atliekama apklausa, ar manot, kad kaip keisis jūsų finansinė padėtis per artimiausius 12 mėnesių? Ir matot, tik apie 10% lietuvių sako, kad jų finansinė padėtis blogės. Tai yra istoriškai tai yra netgi toks žemesnis negu istoriškai lygis, turim to optimizmo, galvojant į priekį. Matot, Latvijoje kas 5 galvoja, kad jų finansinė padėtis blogės, Estijoje daugiau negu pusė gyventojų galvoja, kad jų finansinė padėtis blogės. Tai akivaizdu, kad kai galvoji, kad tavo finansinė padėtis blogės, didinti išlaidavimo turbūt nenori. Ir tai, aišku, susiję ir su faktinė padėtim, bet manom, kad tai labiau ir susiję su tokia percepcija ir ta viešąja erdvė ir tuo visų erzeliu, kurį labai stipriai kelia valdžios sprendimai. Nes Lietuvoje iš esmės tokių kažkokių mes neigiamų žmogui pokyčių mokestinių
nei pernai, nei šiais metais ir neturėjom. Ir aš vėlgi labai, kaip sakyti, daug dėmesio skiriu valstybės biudžetui, kuris bus paskelbtas spalio 1 savaitę, tas draftas, nes vis tiek daug žmonių gauna pinigų, ar iš biudžeto, ar trečdalis darbuotojų dirba valstybės sektoriui, taip? Tai kur irgi jiems svarbu, kiek kitais metais bus skirta darbo užmokesčio fondo padidėjimas, koks bus valstybės sektoriui. Tai kol kas dar daug ko nežinom, greit sužinosim už kelių savaičių. Ką mes žinom, tai vėlgi žiūrint, minimali mėnesio alga auga 12%. Taip, tai mažas pajamas gaunantis asmenys, jie kitais metais priverstinai uždirbs daugiau. Kas turbūt yra gerai iš vartojimo perspektyvos. Pelno mokestis didėja 1% punktų. Čia aktualu verslui, ne gyventojams. Akcizai dyzelinui, tabakui, vėliau parodysiu. Taip, čia bus, kas kitų metų sausio, vasario mėnesiais erzins visuomenę, pamatysit, bet vėlgi, tai kažko labai stipriai nekeis. Latvijoje pokyčiai yra tų pokyčių, bet turbūt minimali mėnesio alga auga lėčiau, nes pas juos šiais metais augo sparčiau. Kitais metais kalbam apie 6%, bet kitais metais šiek tiek didėja GPM tarifai. Jeigu ten yra dabar 20-23, priklausomai nuo pajamų, norima iki 25,5. Tai 2% valstybė kaip ir pasims į biudžetą, bet kita vertus yra tam tikrų pokyčių su NPD jų, bendroji sumoji bus turbūt panašiai. Tai Latvijoje kaip irgi nieko labai baisaus. Iš tikrųjų, Estija, ten yra tokie rimti sprendimai, kuriuos, manau, vis tiek kalbat su partneriais, jau šiais metais yra padidėjęs PVM tarifas 2% punktais, bet kitą metą atsiranda transporto priemonių registracijos ir metinis naudojimo mokestis. Žiauriai erzinantis dalykas gyventojus, nes aš kai juokauju, kad mano 9 metų Passatas registracijos mokestis būtų 600 eurų. Tai suprantat, kad tai yra rimtas mokestis ir kad pinigų atimantis dalykas. Kalbama, nekalbama, bet jau faktas, kitais metais Estijoje didėja 2% punktais pelno mokesčio tarifas, bet kas gyventojams aktualiau, 2% punktais didėja ir GPM tarifas. Vėlgi, pinigai iš kišenės į biudžetą. Ir kas dar yra, kol kas svarstoma, dar nėra patvirtinta, kad nuo kitų metų Liepos 1 dienos PVM tarifas bus didinamas dar 2% punktais, nuo 22 iki 24%. Kas reikštų vėl iš žmonių kišenės dar 2% mažiau. Tai matot, kitais metais galvojant apie Baltics, apie Baltijos šalis, tai Lietuva akivaizdu, įžengsim optimistiškiausi, Latvijai turbūt netoli mūsų, Estijoje panašu, kad tos nuotaikos kitais metais tikrai neskaidrės, kalbant apie gyventojų vartojimą. Trumpai, kas daug suvalgo pinigų gyventojams ir kas gali likti išlaidauti elektroninėje erdvėje, tai energetika. Bet sakyčiau, čia būkim ramus, čia kol kas tokių didesnių neigiamų ženklų nėra. Elektros kaina biržoje šiais metais panaši kaip ir pernai. Kol kas, manau, čia nerimo daug nėra, kalbant apie kitus metus. Gamtinių dujų kainos yra tokios normalios, pavadinkim. Šildymo sezonas taip, prasidės už turbūt kokių 3-4 savaičių. Irgi kol kas čia blogų žinių nėra. Matot, dabar rugsėjį skaičiuojama kaip ir šilumos mes negaunam, bet jeigu būtų, tai jinai kaina būtų net šiek tiek mažesnė lyginant su pernai metais. Tai irgi skaičiuojam, kad šildymo sezonas bus panašus kaip ir prieš metus. Streso čia neturėtų būti. Kas labai džiugina gyventojus, porą mėnesių degalų kainos, taip. Vėlgi čia tų pinigėlių atlieka vartojimui, nes šiandien pasižiūrėjau, degalų kaina yra jau beveik 15% pigesnė lyginant su praeitų metų rugsėju. 15% nėra mažai, kaip piliesi degalų už 20, 50, 100 eurų per mėnesį, 14 eurų vėl yra užsilikę. Tai, bet kur, sakiau, yra labiau akcentas turbūt, kad kitais metais nuo sausio 1 dienos didėja akcizai degalams, atsiranda CO2 dedamoji, tai čia bus nuo kitų metų degalų kainos padidėjimas vien dėl mokestinių sprendimų. Benzinas ten 6 centais už litrą, dyzelinas 13 centų už litrą. Nėra galbūt labai kažkas dramatiško, bet tą reikia įsivertinti.
Darbo rinka, darbuotojų skaičius, matot, per metus yra Lietuvoje padidėjęs, kai Latvijoje ir Estijoje yra pakritęs. Tai vėlgi, išsiskiriam tarp Baltijos šalių. Žinoma, čia yra didžioji dalis įtaka yra užsieniečių, dirbančių užsieniečių. Ir irgi turbūt, kai galvojam, kodėl ta Lietuvos ekonomika augo, supraskim, kad irgi Lietuvoje 23 metais gyventojų skaičius padidėjo 1%, Latvijoje sumažėjo, Estijoje augo nedaug. Tai Lietuvoje mes irgi turim augantį darbuotojų skaičių dėl užsieniečių. Tai irgi, kuo daugiau darbuotojų, tuo didesnė tikimybė, kad bus tas bendras katilas didesnis. Kita vertus, galvojant į kitus metus, vis tiek matosi, kad valdžia yra pasiruošusi labiau riboti dirbančių užsieniečių skaičių. Tas kažkiek matoma ir pastaraisiais mėnesiais, kad jis nebėra augantis. Ir šiek tiek yra struktūrinių pokyčių, jeigu mes dabar turim kelis mėnesius mažėjančių baltarusių, ukrainiečių, bet turim stipriai augančius kirgizus, tadžikus, uzbekus. Taip? Šiek tiek yra keitimasis. Bet grįžtant prie darbuotojų skaičiaus ir darbo rinkos, sakyčiau, kol kas yra santykinai ramu, vis dar nedarbo lygis, kaip matot, registruotas. Jeigu jums registruota, tai Baltijos šalyse, Lietuvoje panašus kaip ir prieš metus. Šiek tiek turbūt procentiškai padidėjęs, bet net nesimato šitom turbūt grafike to minimalaus padidėjimo. Latvijoje net yra sumažėjęs. Taip? Tai sakyčiau, kažkokių didelio streso nėra. Faktas, įmonės turbūt labiau galvoja apie optimizavimą, kaštų tam tikrą sutaupimą, bet nemanau, kad tai yra masiniai dalykai ir jie kažką turėtų išvirsti negero. Darbo užmokestis, pažiūrėkim faktą, čia yra vis tiek duomenys oficialūs, suagreguoti, plus 9,8% antrą ketvirtį darbo užmokestis prieš mokesčius tiek buvo didesnis lyginant su pernai metų antru ketvirčiu. Istoriškai didelis augimas vis dar sparčiau auga ten, kur yra valstybės sektorius, taip, ten, kur yra švietimo sektorius, sveikatos sektorius, valdžios administravimo paslaugos, lėčiausiai finansų sektorius ir administracinės. Jau minėjau, galvojant apie kitus metus, 24 metus, 25, prašau, turim prognozę 8% augimą atlyginimų. Lietuvos bankas, finansų ministerija, turbūt labiau 8,5%. Tai vėlgi, turbūt tie forecastai, kurie eis į biudžetus, jie kažkur yra tarp 8,5%. Vienas žinoma dalyka, kad MMA didėja 12%, čia yra aišku. Spalio pradžioje sužinosim, kiek auga darbo užmokesčio fondas valstybės sektoriui. Vėlgi, Seimo rinkimai, visa kita gal labai ir nebus sumažintas augimas lyginant su šiais metais. Tai, sakau, atlyginimo augimas faktas, jis lėtėja. Tempas lėtėja, kas yra labai normalu ir sveika. Nes jeigu taip žiūrint, turėtų atlyginimų augimas artėti prie nominalaus BVP augimo. O kaip rodžiau, yra kažkur 6% auga mūsų dabar BVP. Bet vėlgi dėl MMA, dėl kitų sprendimų turim šiek tiek aukštesnį. Tai manau, kad vėlgi į biudžetus, jeigu dėtis, vidurkis yra apie 8% kitais metais. Infliacija, kitas elementas, veikiantis tą realų vartojimą, realias pajamas. Rugpjūtis 0,7% metinė infliacija. Ir pakankamai žema šiais mėnesiais, šių metų mėnesiais. Tai tos infliacijos beveik nėra. Ir kas, aišku, kodėl nėra, nes energetika yra pigesnė lyginant su pernai metais, tai bendra infliacija yra maža. Ir vėlgi, kas yra gerai, Lietuvoje infliacija yra mažiausia iš Baltijos šalių. Kitais metais tikimės, infliacija turėtų atsigauti, galvojam. Atsigauti iki tikrai mums normalaus lygio. Kaip Lietuvai 3% yra labai normalu. Vis tiek turim paslaugų kainų augimą ir turėsim, nes MMA didėja, turėsim akcizų padidinimą, didės ir tabakui, ir alkoholiniams gėrimams. Tai manau, kad iki 3% kitais metais galima matyti tą bendrąją infliaciją. Aišku, paslaugos jos didės turbūt 5-6% kitais metais. Tai prisiminkit, kad atlyginimai, taip daugmaž konsensusas 8%, infliacija 3%, 8 - 3 - 5, kiek gali gauti ta perkamoji galia.
Bet kas yra gerai, kad šiais metais ir žmonių santaupos augo ir kad nebuvo vien tik išlaidaujama, bet buvo ir daugiau sutaupama. Čia yra kiek per metus padidėjo gyventojų sąskaitose lėšų. Tai mato, dabar šių metų Liepos pabaigoje, lyginant su praeitų metų Liepos pabaiga, beveik 2 milijardai eurų tiek padaugėjo pinigų gyventojų sąskaitose. Kas yra geras buferis ateičiai. Taip, kad jeigu vėl kažkas bus negero ar kažkas, pas tam tikrus žmonės pinigai guli. Po truputį ima atsigauti ir paskolų portfelio augimas, kas irgi turbūt yra gera žinia, taip. Gera žinia labiausiai išimtis sektoriaus žmonių, nes vėlgi didžioji dalis paskolų, kurios turi namūkiai, tai yra būsto paskolos. Ir tas trendas yra pakankamai panašus visose Baltijos šalyse, atsigavimas tam tikras matomas. O matomas todėl, kad ir, pavadinkim, NT rinkoje dugnas panašu irgi lieka už nugaros. Jeigu žiūrėsite iš tą skaidrę, iš tą pusę grafiką, tai yra, matot, kad pastaraisiais mėnesiais, Liepą, rugpjūtį, jau sandorių skaičius registruotų, jisai yra jau didesnis lyginant su pernai metais. Ir po truputį jau artėja arti to 10 metų vidurkio. Tai manau, kad irgi žiūrint į metų pabaigą, čia matysim tuos skaičius jau didesnius lyginant su pernai metais. Nes taip, jeigu žiūrėti bukai, tai vis tiek mažėjančios palūkanų normos, jos beveik visada daro teigiamą įtaką NT rinkai. Aišku, priklauso, kaip keičiasi pajamos, kaip darbo rinka, tų kintamųjų yra, bet vis tiek mažesnės palūkanų normos, jos yra stiprus tas veiksnys darbo rinkai. Ne darbo rinkoje, NT rinkai. Pirminiai rinkoje Vilnius irgi matom šiek tiek spartesnį sandorių skaičiaus augimą, lyginant su pernai ir užpernai, kai buvo dugnas. Tai kas pardavinėjat iš jūsų, nežinau, su būstų susijusius prekes, produktus, irgi kažkiek turėtų atsigauti jų paklausa. Būsto įperkamumo rodikliai, bet jeigu pažiūrėsim šitą grafiką, mažėjančios palūkanų normos, tai, kad pajamos auga sparčiau negu atlyginimai, rodo, kad įperkamumas pradėjo gerėti. Nes būstų kainos, čia vėlgi tų indeksų yra įvairių, paėmiau, čia yra antrinė rinka, turbūt yra toksai aktualesnis rodiklis, tai Vilniuje kainos yra šiek tiek mažesnės lyginant su pernai, būtų kainos Vilniuje, kas įdomu, ne Vilniuje yra 5% didesnis. Tai matot, pajamos augo, kaip rodžiau, apie 10%, būsto kainos mažiau, palūkanos sumažėjo, įperkamumas pagerėjo ir tikėtina kitais metais irgi gerės, jeigu neturėsim stipresnio šuolio būsto kainų. Statybų rinka, vėlgi dar grįžtant prie to, vėlgi, jeigu daug kas yra susiję mūsų buityje, taip su statybų rinka, tai statybos šiais metais smuko, kalbant apie būstą, -10. Nieko netikėto, nes vėlgi, pernai užpernai sandorių buvo mažiau, tai verčiasi mažesnė statyba. Ar statyba labai stipriai atsigauna, čia yra kiek išduota leidimų, kokiam plotui statyti būsto. Tai matot, per pirmą pusmetį būsto statybų leidimai dar yra sumažėję. Tai kažkokio tokios staigaus atsigavimo statyboje kol kas nėra ir turbūt dar iki metų pabaigos nebus. Tai lagas yra, bet vėlgi su mažesnėm palūkanom, tikėtina, kad turėsim atsiversti į viršų, bet vėlgi nereikia skubėti, nes vis tiek tam tikras lagas yra. Mažmeninė prekyba labai trumpai, jeigu tai bendrai ne e-komercija, bet mažmeninė prekyba, šių metų per pirmus 7 mėnesius yra, jeigu realus augimas 4%, eurais 4,5%. Kaip minėjau, jeigu BVP 5-6%, eurais prekyba 4,5% per 7 metų mėnesius. Žiūrint į priekį, čia pliusas išliks, nebejoju, iki metų pabaigos ir kitais metais turbūt galima dėti 5-6% bendrai prekybai. Jeigu kalbant apie e-prekybą, dažnai žiūriu tiesiog į pašto siuntinių skaičiaus pokytį ir matot, kad jeigu taip viduje yra plus 8%, tai turbūt irgi mums kaip indikacija, kiek auga e-prekyba, mažmeninė e-prekyba Lietuvoje, 8%, arba sparčiau negu visa mažmeninė prekyba.
Sakau, kitais metais skaičiai panašus arba šiek tiek didesni turėtų išlikti. Tam prielaidų yra. Na ir pabaigai, aišku, tai kas gali sukliudyti tą augimą pasiekti ir kad žmonės užsklęs savo piniginės. Tai pirma, kaip visuomet, kas bus su mūsų eksportu, taip? Nes jeigu pasikeis kryptis ir mūsų pramonė, mūsų eksportuojantis sektorius, mūsų IT sektorius bus sunkiau, tai gali persiversti ir į didesnį atsargumą ir mažesnį išlaidavimą. Valdžios sprendimai, taip, išrinksim valdžią netrukus už 3 savaičių. Tai vis tiek pirmi metai būna tie, kada tas jautis griebiamas už ragų ir vis tiek krašto apsaugos finansavimą reikia didinti, tam tikrų sprendimų gali būti. Taip, tai turim sekti. Ir trečias dalykas vėlgi, geopolitika, taip, ir visi reikalai su karu Ukrainoje, prezidento rinkimai. Čia akivaizdu, tas faktorius yra labai stiprus ir visko gali būti. Bet bendroji sumoj, manau, kad turėjau paaiškinti ir savo tas prielaidas, kodėl manau, kad tikrai yra daugiau prielaidų, kad mes išlaidausim šiek tiek daugiau kitais metais ir kiti metai jums bus, tikiuosi, dar geresni. Ačiū. Ačiū labai, Tadai. Tai malonu girdėti, kad gyvensim ne blogiau, bet geriau. Norėčiau dar paraginti visus užduoti klausimus Tadui. Galite nusiskanuoti QR kodą, įvesti groteles į Expo 24 ir pasirinkę violetinę salę užduoti klausimą. Taip, Tadai. Tai pirmasis klausimas būtų jums. Minėjote, kad Euriboro palūkanų norma žemės nuo 3 iki 2%, ar ne? Prognozijos buvo 25-26 metams. O kas toliau? Kada galime tikėtis 1%, 0, gal net minusinių, nes mes taip čia gerai gyvenom daug metų, ar ne? Taip, aš vėlgi, turbūt kas bus po 1,5-2 metų, tai yra labiau spėlionės, nenorėčiau spėlioti, nes gyvenimas pernelyg greit keičiasi. Aš sakyčiau vis tiek, ką mes kaip ekonomistai žiūrim, kokia yra ta normali palūkanų norma eurozonai, tai manom, kad jinai yra tokia nei skatinanti, nei labai griežta, yra apie 2%. Ne? Tai sakom, kad normaliais laikais turbūt turėtų būti 2%. Žemiau 2% bus tada, kai bus recesija eurozonai. Tai turbūt toks yra atsakymas, kad nenorėkim tų labai žemų palūkanų, nes tai būtų ženklas, kad turim rimtesnių problemų su ekonomika. Tai geriau, sakyčiau, 2% ir eurozonos ekonomika juda į priekį. Turim komentarą dar jums. Puikiai prezentacija, ačiū už įžvalgas ir detalizacijas, anonimas. Kada valdžia nustos didinti MMA dviženklę sumą? Kadangi turim vis tiek MMA, turim formulę, kuris siejasi su darbo užmokesčio augimu, tai normalu, kad kol auga darbo užmokestis arti dviženklio dydžio, tai paskui ją seka panašiu tempu ir MMA. Tai kada nustos, kada darbo užmokesčio vidurkis pradės augti lėčiau negu dviženklis dydis. Kas jau šiemet vyksta, tai žiūrint į kitus metus, dėl 26 metų, tai 26 metais MMA augs lėčiau negu 10%. Tai turbūt jau taip pakankamai aiškiai galima sakyti, kad 26 bus lėčiau. Kalbėjote apie minimalios algos augimą, apie 12% berods, ar ne, ir vidutinių pajamų augimą apie 8%, ar ne? O ko tikėtis aukštesnės pajamas uždirbantiems? Taip, tai va čia ir manau, kad tikėtis lėtesnio augimo, nes tas ir šiais metais kažkiek matosi taip, kad privačiam versle augimas yra lėtesnis, taip, nes labiau veža MMA tie sektoriai plus valstybės sektorius. Nes jeigu matėte ten, kur buvo paskatinimas pagal sektorių, IT sektorių ir finansų sektorių algų augimas buvo lėtesnis. Bent finansų sektoriuje žinau, kad buvo lėtesnis negu VDU. Tai aš manau, kad ta prielaida labai reali ir kitais metais, kad aukštesnių pajamų gavėjams
tie, kurie, apie tą fiksuotą dalį, nekalbu ne apie kintamą, apie fiksuotą dalį, manau, kad jinai augs lėčiau negu vidutinis darbo užmokestis. Kiek prognozuojate Estijos recesijos užsitęsimą ir kaip manote, kodėl iš jos išeis? Manau, kad jinai išeis tada, kai atsigaus Švedija ir Suomija. Atsigavus eksportui vis tiek pradės pilnėti ir biudžeto kišenė ir panašiai. Tai sakyčiau, aš esu labiau, kiti metai bus sunkus, aš dėčiau į 26 metus tas laikas, kada galima tikėtis geresnių laikų Estijai ir aš jais tikiu. Manau, kad 26 metais jie turbūt jau gal ir apneš mus. Taip, minėjote apie pelno tarifo pasikeitimus, didėjimą, ne 1%. Kokią tai įtaką padarys verslui? Kaip manote? Tikėkime, manau, kad nebus didelė įtaka, vis tiek tai 1 procentinis punktas, turėjom vis tiek pakankamai mažą istoriškai ir lyginant su kitom šalim 15% tarifą. Vėlgi mes turim mažoms įmonėms, vėlgi yra ir 5% tarifas, taip, ir yra iš viso, jeigu esi ką tik įsikūręs, gali ir nemokėti. Tai, sakyčiau, toks yra pakankamai kompromisinis sprendimas, kur didesnės įtakos 1% neturi. Daugiau, 2 ar 4 jau yra rimtesni pokyčiai, kur labiau atbaidytų. Su procentu, manau, kad mes dar, per nelyg didelės reikšmės, manau, kad dar neturėsiu. Ačiū labai. Ačiū Jums už puikią prezentaciją. Iki.